Ji tikrai nesiekia, kad būtų paskelbta Dievo tarnaitė, juolab kandidate į palaimintasias ir šventasias. Ji tikrai nemanė, kad bus laikoma atsidavimo pavyzdžiu ir įkvėpimu, ir tikrai neįtarė, kad sudėtinga jos gyvenimo istorija liks šitaip įsibarščiusi. Dalis Panevėžyje, dalis Vaiguvoje, o ji pati kapinėse Vilniuje. Marija Rusteikaitė, pedagogė, medikė, Dievo apvaizdos kongregacijos vienuolė, prieglaudų ir ligoninių steigėja, šimtams našlaičių ir ligotų senelių geroji motinėlė. Žmogus, kurį čia Vaiguvoje prieš 80 metų pažinojo visi. O štai šiandien nežymės, kad būta, kad gyventa. Vien beržai mena tragišką Marijos Rusteikaitės istoriją. Bet argi jie ką nors pasakys? Stebėtinai nedaug likę žinių apie drąsiąją vienuolę. Tragiškomis aplinkybėmis ji mirė 1949-aisiais. Visa, kas apie seserį Mariją šiandien žinoma, surinkta iš negausių archyvinių dokumentų, jos pačios užrašų, sklandančių nuogirdų ir legendų. Beatifikacijos bylą rengiančiai postulatoriai, Panevėžio Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vienuoliai Leonorai Kasiulytei laimė pavyko spėti išklausyti kelis seserį Mariją Rusteikaitę menančius liudininkus. Jų pasakojimai neįkainojamos vertės. Labai brangi čia mums yra relikvija. Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės kryžius asmeninis. Aš kažkaip jos nerandu, kaip mes dabar su kryžiukas čia prisisegė. Jin visą laiką ant pagalvės laikydavo. Išeina gražiai pakloja pagalvį, tai seselė tokia papasakojo. O ši čia yra žydų padovanotas Izraelio, kaip pasaulio tautų teisuolė, jinai pripažinta 94 metais, tai iškaltas medalis. Labai geras užrašas, užrašyta hebrajiškai ir rankos, va čia pasaulis, kas išgelbi vieną žmogų, išgelbi visą pasaulį. Marija Rusteikaitė gimė 1892-aisiais netoli Kurtuvėnų, Kybartų dvare, kilmingų bajorų Rusteikų šeimoje. Tėvai valdė 300 dešimtinių žemės ir miško, turėjo vėjo malūną. Šeimoje augo 9 vaikai, dar 2 vaikeliai buvo mirę kūdikystėje. Rusteikos visiems vaikams suteikė puikų išsilavinimą. Dukterys tapo mokytojomis, gydytojomis, sūnūs teisininkais, agronomais, tarnautojais. Marija, Šiauliuose baigusi gimnaziją, išvyko tęsti mokslų į Petrapilį, baigė farmacijos kursus, vėliau studijavo universitete Maskvoje, įgijo medikės ir farmacininkės specialybę. Operuot mokėjau ir suteikti pagalbą, ir kaip karo metu čia buvo bombardavimas ir žmonės buityje ant šakių pasikabinės prisidūrė šoną, buvo tuoj pat suteikė, apsiuvo, aptvarstė, nenustykstanti, labai veikli, labai tokia, matyti, vis tiek didelį dėmesį davė kunigai. Šiaulių, galbūt ir kitų parapijų aplinkinių. Tai va ir įsijungė ir ateitininkės, ir dar kitas organizacijas, jos visur pilna būta. Dėsto Kražių progimnazijoje matematiką ir geografiją. Bet vėlgi parašyta tarsi susirgus, bet kažkaip neplaną, ten turėjo kuo tai susirgus stipriausia. Jei susirgus, reikėdavo tai pasakyti medicinai, jeigu tu nebenori dirbti pedagoginiam, parašyk, kad susirgus, sunku pasakyti, bet labai dar stipri moteris buvo absoliučiai neserganti. Bet atsisakė greitai, mažai ten tą padirbo toj, bet tiesa, dar prieš tai rašo, kad Lenkų kažkokioj mokyklų dėstė Lenkų kalbą. Vis tiek pedagoginį tą išsilavinimą matyti labai turėjo tokį stiprį norą. Lenkų kalbą dėstė. Manoma, kad apie 1900, galbūt 25-osius atvyksta į Panevėžį. Atvyksta į Panevėžį, sunku pasakyti apie jos pašaukimą. Kaip dabar jai tai kilo mintis? Kiti šaltinis viename užsiminta giminaičia, kad liktai sužadėtinių žuvus. Jinai pasirenka radikaliai pasišvęsti Dievui. Brolis Zigmas, teisininkas, jau Panevėžyje dirba.
bibliofilas, paminklų saugos saugotojas Panevėžio apskrities ir tuo pačiu teisininkas, ją matyti ir atkvietė. Ateik dabar, tu turi tą medicinos specialybę, tu taip trokšti pasėdėti žmonės, štai Panevėžyje koks vargas, kiek vargšų aplinkų, kiek šiltinė, tuberkuliozė sergančių aplinkų, tugi geriausiai išmanai. Nu tik matyt, kad brolis kažkur suieškojo pradžioje buveinę, o paskui jinai įsijungė, čia jau randa tokią brandolėlį vos Švento Vincento Paulių draugiją Panevėžyje. Na ir po to jinai įsijungė į tą subūrė 30 tretininkių netekėjusių. Tretininkės gali būti ir tekėjusios, gali būti ir netekėjusi. Ir matyt, kad pamastė, kad gal čia mūsų bus tikrus vienuolis. Sunku pasakyti, kur čia jūsų užuomazgos. Tik mes ką jau žinom iš šios truputį šaltinių, ką randam užrašytų. Na ir jinai subūrė tas ir sako, mes kurkime seseriją, nebe tretininkės, bet kongregaciją. Marija parašė būsimosios Dievo apvaizdos kongregacijos įstatus, nurodydama pagrindinę seserų gyvenimo kryptį – būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu. 1930-aisiais įstatus patvirtino vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžyje seserys įsteigė 4 prieglaudas. Rūpinosi ligoniais, seneliais, našlaičiais, beglobiais vaikais. Marija gyveno kartu su globotiniais, juos pati slaugė ir gydė. Keletą augintinių, tarp jų ir našlaitę Bronytę, vienuolė globojo ir užaugusius iki pat savo tragiškos mirties. Jos labai autoritetas didelis jos gavosi. Jinai taip pat irgi labai jau stengiasi tobulinti save, išvažiuoja į Bazelį, Šveicariją. 1930 metais pasitobulinti, kaip su vargšais dirbti, kaip kelti jų, kaip čia tą vis tiek užsienis, taigi daug jai davė tų žinių. Na ir visą, ką grįžta čia, ir tų praktinių nurodymų, aišku, Paltarokas vyskupas labai gražiai atsižvelgė, tai gerai, to sako, tada gali būti ir mūsų Eucharistinio kongreso komiteto organizuoti komiteto nariai, jie mielai sutinka tokie veikli, visur jau tik kaip jie nesutiks, jeigu kas tik pasado, jinai visur lėkė, tas matytas per kraštus vyksta toks didelis entuziazmas, lygiai tas pas mum visiems man taip yra. Tik paskatė žiūrėjau, kad gerai sakės, reikia dar toliau daryti, eiti pirmin. Tai mes čia žinom, kad visi tą patį darom. Paltarokas labai gražiai apie ją atsiliepė. Sako, tokia, kaip čia jinai sako, jinai turi labai plačią širdį ir labai gailestingas ir švelnias rankas. Tai randu ir užrašyta kažkur tuose dokumentuose, kaip šitą, kaip jinai labai suvargštas, kaip jinai moka, autoritetą didžiulį. Net išvystė iki ligoninės apvaizdos. Ta patį brandoliuką, kuriuo rado tokį skurdų nesudaugėlį tų vargšų, tai iš karto 100, paskui 300 gyventojų, ką jinai daro. Rašo užrašą viskas vargšams. Pasiunčia komisijos darbininkus visokius, rinkit, atvežkit mum, atgabenkit. Ir renka iš Panevėžio regionų, renka, plečia, organizuoja ne tik, kad pameldžiai, bet ir organizuoja koplyčią, rengia, 2 aukštą rengia, 3 organizuoja, jos rankosi ir ekonomika, patikimas asmuo. Ir dar dvasinėje srityje, tai kaipgi, ir daugybė tų liudytojų, kurie sakė, Dieve, motinėlė įeina į mūsų palatą, tai mes sakome, iš jo motinėlė, atėjo motinėlė, jau mergytė, kuri buvo jo surinkta, 80 metų močiutė, sako, kaip aš sakau, motinėlė taip norėdavau, sako, aš ją visą laiką, sako, matyti, kaip ateina mūsų palatas, aškai, sako, surakytų, mane atvežė. Nebėra tos mačiutės, aš nežinau, kad taip reikia daug rinkti tos medžiagos. Tik dabar, aš jau po kiek metų žinau. Taigi mano motinėlė atėjo, sako, man kojytė, sako, buvo susuktos. Taigi, kaip, sako, papasakok, mačiutė, iš kur dabar tų vargšelių tiek daug. Apylinkės, išmirė, tėveliai išmirė jauni, didelės šeimos, išsekė visi, o motinėlė Rustikaitė žino, kad ten galima rasti daugiausia jų. Ne tik Panevėžys, aš nebekalbu, kad Panevėžys, kiek daug buvo nešvarios gatvės, šiltinė, tuberkuliozė, rachitas, visokių tų lygų, o jinai tam specialistė. Apvaizda taip ir pasiūlino. Jinai surinkus, sako, man, sako, atvežė, aš nei savo seniuką nebuvo mačiusi, nei lelytės, nei nieka. Visi išmirė, gyvena broliuks, augina kokius 7 vaikus. Kas gali būti, kaip nerakytas susirgsi? Jinai buvo tiesiog pasiūstas meilės, Dievo meilės įrankis tiem žmonėm vargšam. Pati vaistais rūpinosi, pati pervežė čia patalpinsis, čia sunkesnius patalpins ligoniukus, čia vaikeliam, čia arčiau koplytėlės įrengėm, kad jie pasimelstų, gal užges tuoj pat.
1937-aisiais sesuo Marija, siekdama plėsti kongregacijos veiklą, iš Panevėžio persikėlė į Vaiguvą. Čia su bendramintėmis tretininkėmis įsikūrė padovanotame dvare. Gaila, bet mūsų dienų pastatas nesulaukė. Mažai liko ir vaiguviškių, menančių prieš karą ir karo metais čia tarnavusią garsią vienuolę Mariją Rusteikaitę. Čia ir daug kas nesupranta istorikai. Ir nebesupranta, kad čia reikia žinoti biškiai ir galvoja, koks skilimas, neskilimas, kam jin išvažiavo į tą Vaiguvą, kam. Man kaip postulatoriai dažnai tokį duoda, oi, tiek te supranta, tiek. O reikia žiūrėti istoriškai giliai, kaip kūrėsi tais laikais sunkiaisis tie vienuolynai. Grynai iš Lietuvos skilimų, ne iš kokio nors Ingembolių, iš visur kitur, kur atvažiavo ir tai paklojo Lietuvaitį, kuri čia reikia super gerbti tokį žmogų, tokį atvejį, kad varganojo Lietuvoje nusteik po pirmo karo, suvargusių lietuvėlį dygsta vienuolynas. Ten 10 metų veikė, paskui Žemaitijoje. Paskui po kiek laiko, nes lygiai tą patį, čia prieglaudų jau buvo prikūrusi. Čia labai daug neišpasakosi, bet aš tik trumpai tokiais siužetais. Ir ten prasidėjo tikras šventumo išbandymų periodas. Kaip aš sužinojau, dikasterijai bestudijuodama, žiūrima į šventuosius paskutinį 10 metų. Ir viskas atitinka pagal tą pasakojimą. Kaip jos brandumas, kaip jinai bus išbandymuose, kaip bus terrorizuojama, kaip tada bus išlaikyta iki pats mirties. 1940-aisiais Lietuvą okupavus sovietams, sesuo Marija Rusteikaitė dėl bajoriškos kilmės buvo paskelbta liaudies priešė. Sovietų žiaurumą patyrė visa Rusteikų šeima. Kaune buvo nužudytas Marijos pusbrolis, buvęs Kauno miesto burmistras bei vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika. Panevėžio kalėjime nukankintas ir galiausiai sušaudytas brolis teisininkas, ypatingųjų bylų teisėjas Zigmas Rusteika. Seserys ir daug kitų artimųjų ištremti į Sibirą. Marijai irgi grėsė areštas. Ja akylai stebėjo ne tik sovietų, bet ir nacių pareigūnai. Antrojo pasaulinio karo metais Marija Rusteikaitė Vaiguvos dvare įslapstė 15 žydų. Sulamita Fromanaitė Lev, mergaitė iš anų dienų nuotraukos, nacių sprendimu Šiaulių gete turėjo būti nužudyta per garsiąją vaikų akciją 1943-aisiais. Sulamita Fromanaitė Lev, mergaitė iš anų dienų nuotraukos, nacių sprendimu Šiaulių gete turėjo būti nužudyta per garsiąją vaikų akciją 1943-aisiais. Sulamitai buvo vos 2. Per stebuklą įsaugojusios mergaitę mama Polina ir močiutė Eta ištrūko iš geto. Dangstomos gerų žmonių klaidžiojo iš kaimo į kaimą, kol galiausiai buvo seserų vienuolių priglaustos Vaiguvos dvare. Čia žydaitė Mažylė apgyvendinta prieglaudoje tarsi globotinė. Mama Polina neva įdarbinta raštinėje, o močiutė Eta, perrengta vienuolės drabužiais, tapo tariama kongregacijos seserimi. Apgaulė bet kada galėjo subliūkšti, bet motinėlė Marija Rusteikaitė rizikavo. Graudu ir pagalvoti, kokia jos didvyriškumas. Čia turi būti labai stiprus žmonės, protingas turi būti, niekada nebūsi paskelbtas, niekada ne Dievo tarno, jeigu tu išminties neturėsi, negali nei būti nedaug lėkštas, nei nedrasus kaip nors, atsibėti tvirtai savo įsitikinimuose turi laikytis, viskas atitinka, susivaldanti, visur kur seselėm, kur ką atiduoda, kas geriausia pati savo. Tai viskas atitinka jūs. Aš net nežinojau, kad į tai yra kreipiamas dėmesys, o jinai tokia buvo ir tvirta, svarbiausiai diplomatiška labai. Įsilaikė su tais vokiečiais, viskas labai gražiai. Ir vokiečiai kažkaip atšoko, jie ieškojo kur. O čia 4, kiek dabar, beveik per visą tą laikotarpį nuo pirmųjų metų slepiami 15. Mama padaryta kabutėse sekretorė,
Reiktų sekretorių tenais per daug, bet reikia kažkaip gelbėti Žydaitę, graži moteris. Kaip sekretorė apie Forminą Rusteikaitę ją. Močiutė pasidarė kabutėse vienuolė, su vienuolės tamsiais rūbais, bent su kalneriuku pamatyti, tarp visų pasimatyti. Reiškia, o mergytė su visais. Ir dar prisakė motinėlės, nesakyk nei vieną žodžio, kad čia mamytė yra. Jinai buvo Sulamita, jos vardas, bet kadangi per krikštį padarė Marytę Kazlauskaitę, matyt, kad mergaitė mirusią kokia tai. Jos galėjo tą metriką paimti. Tik vėlgi kunigėlėm, ačiū jiem. Niekas vis per kunigus kažkur turėjo rašyti tą knygos istoriją. Taigi žandarmerija eisi ko, aš sakys, į daug tokių sučiupdavo. Įsivaizduokit, tiek metų 15 žydų susirinko pas ją. Toj brandžiausiam laikotarpį. Vaigo taip pat prieglauda didžiulė buvo vaikų. Jinai pati vadovauja bendruomeniai, darbininkams. Ir dar Dieve švenso pažįstamo daugybė. Visi šaukėsi, kur mums išbėgus pasislėpti. Visi žino garsų Vaigovų dvarą. Motinėlė vedėja. Ir vedėja, ir visai tų velimiukų įrodo, nebesirodo, daugiausias taip nebegalėjo su velimu rūtis, jau naikinti pradėjo po truputį, paskui iš viso turėjo būti jau išnykę, bet jin dar laikėsi, iki 1945 metų, 6 dar laikėsi jinai. Pokariu dvasininkija, kaip ir visuomenė, gūžėsi nuo sovietų brukamos komunistinės pasaulėžiūros, tikinčiųjų persekiojimo ir politinių represijų. 1946-aisiais sušaudytas ir bevardžiame kape Tuskulėnuose užkastas vyskupas Vincentas Borisevičius. Į lagerius Rusijoje ištremta daugybė kunigų, vienuolių, ateitininkų ir kitų religinių organizacijų narių. Sesuo Marija Rusteikaitė, vienuolyną dangstydama ligoninės ir prieglaudos kraiste, puikiai suprato, kiekviena diena jai gali būti paskutinė. Brolių pusbrolių nebėra. Pavardė jos agresyviai pavojinga. Jau vienuolynai uždaryti oficialiai, o jos diplomatė būktai prieglauda, būktai kas veikia, dar tebe veikia. Jie turėjo tokiam būti išgastyje, tokiam, bet taip jinai su savę susijėjimas, kaip nieko. Ir dabar jau vis tiek atėjo galas, lieptas pabaiga. Sako, atbėgo vienas, ko gero iš tų pačių, kurie turėjo ją suimti. Bėk, sako, kol gali. Rytoj tu nesi gyva. Nežinom, ar Sibire, ar būsi vietų kažkur pakrumėse sušaudyta. Tik tai šią naktį išbėgė. Ir jinai apsitarusi mygom kažkada, aišku, kur į Vilnių nukako. Palaukim, sunku pasakyti, nieks nepasakys iš tiesų kaip. Koks šitas nepasirodė, net tarp seselių, kai kurių nebegal, visus kaip po butelius gyvena, kad tik neįsiduoti, visus bijo. Visus bijo tos pavardės, visus nedbijo seselis. Ir tai sako, niekaip nebesirodėk to ir kuo toliau. Tai tie žmonės aplinkiniai minėjo, sako, gerasis pilietis, padė gerasis žmogus. Marija Rusteikaitė Vilniuje priglaudė jos pačios išgelbėti žydai. Sovietų persekiojama vienuolė gavo maisto ir pastogę, visgi saugi jaustis negalėjo. Jie jau šiaip taip turi butelius, jau įsikūrė Vilniuje kažkur, kuris laikas negalėjo ilgai, nes visi bijojo, tos jinai paieškoma buvo, tai vienam butelyje. Tai man sakė, ten toks kampas, ir paskui sako, galų galę dar, dabar kur yra bažnyčios paveldo muziejus, prie Šventos Onos bažnyčios Švento Mykolo bažnytėlė, tenais pirmie į požemį to muziejaus kambariuką jie davė, man parodė giminaitis, kuris langas buvo, kurie atneždavo ten biškį kokį nors valgyt, ką nors įseko visą įseko ir nuo baimės ir nieko nebėra, ir kaip su pabaiga kongregacijos įsteigė niekada nėra, kad galutinai turėjo tik sudeda pradžią, paskui mes dabar dar likščiau nagrinėjom savo istoriją. Jinai pagyveno taip, reiškia slaptytimis pusiau, giminaičiai ten dabiškai atėjo, ten atneždo truputį valgyti, viešai nebegalėjo, kaip tas sako giminaičiai, kad lik pasą sunaikinti turėjo. Ir vieną kartą eidama iš bažnyčios po šventųjų mišių pasimetusi nuo Alpsta gatvėje. Tai čia yra vadinama
formali kankinystė, kada žmogus dėl įsekimo, dėl Kristaus meilės, dėl visako miršta gatvėje. Dar pagyveno nuo Alpos iš bažnytėlės, priėmusi komunijas, pasimeldusi, grįžta į tą savo slėptuvę. Ir gatvėje kažkas atpažino, iš mūsų seselė net atpažino, ją nuo Alpos tada nuvežė ten į ligoninę, gatvė nuo Alpos ėjo į namus ir visko paskui truputį pagyveno ir jinai mirė. Marijai Rusteikaitei buvo 57. 1949 gruodžio nuotraukose liko įamžinta kukli Marijos Rusteikaitės paskutinė kelionė. Prie kapo po skarelėmis susigūžusios kelios vienuolės, Marijos užauginta našlaitė Bronytė, iš tremties Sibire slapta pabėgusi sesuo Sofija, kuri netrukus po laidotuvių buvo sučiupta ir antrąkart represuota, vienas kitas giminaitis. Ateidami į laidotuves visi rizikavo čia pat kapinėse būti suimti. Prieš 76 metus atgulė kankinė, savo darbais ir atsidavimu verta istorijoje likti palaimintąją ir šventąją. 2011-aisiais pradėta Marijos Rusteikaitės beatifikacijos byla. Jinai dabar man taip ir liko ir liks iki pat grabo lentos, man šventumo pavyzdys. Aš kitaip nebemoku siekti šventumo. Šventumas kasdieninis mūsų, nedidelė ne superherojais mes, kasdienybė čia ir dabar. O čia yra sunkiausia išbūti. Kokią matė ją seselis matė, kiekvieną dieną auka. Apkabino kasdieninėje savo kryžių, tai yra Dievo valios pildymas. Šiandien man nori tokį iššūkį Dievas, šiandien man galvelė skauda, aš vis tiek dirbu atsidarusi, šiandien vėl apie save galvoju, save suvaldau. Ir tai yra jos tokie skatinimo būdai, kaip mums reiškia siekti to šventumo. Sako, jeigu jau būti vienuolė, tai būti tik šventa vienuolė. Ir dabar, kai pradėjau šios dokumentus vartyti, Leonora, taigi tu gali būti. Nuvažiuoju aš prie jos kapo Vilniuje, kurį dabar reikės kažkada ekshumuoti, reikės vis tiek persikelti į Panevėžį, kaip vyksta toliau procesas. Kažkaip jinai taip suramina, taip tau kalba. Lygiai tokia pat ir aš buvau. Visos mes tokios pat, iš mūsų jinai kilimo. Ir taip man tiesiog atrodo net, kaip čia, intensyviai. Net šiaip savo, net lėkštai, ne. Čia, žinokit, nemoku aš net pasakyti, neįvardinsiu. Aš net neįvardinsiu, kas yra gyvas asmuo iš anapus kalbantis. Laidą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.